Na ką, sveiki, čia vėl aš. Šį kartą turėtų būti mano minėtos prieš tai svarstyklės, kurios sveria nuo 50, nuo 1 gramo iki 5 kg. Kainavo $5.63, tai pačios vos ne pigiausios svarstyklės, ko gero ir pigiausios. Na šiaip pigiausios eBay'e, kurias galima rasti, iš to tipo pigiausios. Pavadinimas Handicraft, įvertinta $6, viskas čia tvarko, išsiųsta rugpjūčio 19, gauta rugsėjo 8, pakankamai greitai. Šiaip dabar sakyčiau pakankamai greitai, mėno, greičiau nei mėno, tai labai gerai anksčiau būdavo keliauja mėnesį. Ką aš galėčiau pasakyti, blogai įpakuota iš tikrųjų, nes svarstyklės, kaip įtariu, jautrus renginys. O pažiūrėkit, kas čia. Tai įsivaizduokit, visi va taip paštuose mėtė tą daiktą, tai jaučiu statė ant jo, ten ką norėjo. Žinot, kaip paštas gabenamas maišais, tai įsivaizduojat, kas čia galėjo būti. Taip. Na ką, turbūt pakuojam, ilgai nedelsia. Žiūrim, taip, čia vis dėlto yra svarstyklės. $5.63 priminsiu. Žiauriai pigios, bet man įdomu, ar šitas šlamštas veiks normaliai. Tuščia. Nu jo, kažkas kodas. Štai taip, atrodo, štai taip. Burbulinis maišelis. Maišelį neišmeskit, jeigu susakot, nežinau, kad jeigu kažkam siunčiat siuntinį, labai praverčia vėliau. Na ką, mano šitie svorio etalonai. Taip, žiūrim svarstyklės. Na, baterijų nebus. Mygtukais spaudinėjasi taip normaliai. O, čia minkšta, čia ne stiklas, net ne plastikas, nežinau kaip tai vadinasi. Štai matote instrukciją. Press and hold, button until blablabla, Adobe čivela. Not legal for trade. Kaip supratau, netinka versle kažką sverti, ar ne? Nuo 1 gramo iki 5000 QC pass. Quality control turbūt, ne? QC reiškia. C. Aha, 2 AA baterijos. Einam ieškoti baterijų ir tuoj įsijungsim. Taip, susiveikiau baterijas, tikrinam, žiūrim, ką turim. Minusas, pliusas, pliusas, minusas. Veikia. Gera žinia, svarstyklės veikia. Išjungiu. Gerai, laikinai įdėjom. Dabar žiūrėkit, paimsim ir patikrinsim tiesiog. Va, taip. Spaudžiu. Taip. Va. Spaudžiam mygtuką jungti, laukiam. Nežinau, o šios svarstyklės bus jautras, pagal aprašymus rašo, kad jautras nuo 1 gramo, dedu 5 gramų ten tą savo. Patikrinsim, kokia yra paklaida. Dedu su rankom, nes naudosiu pincetu. Tikslios. Vis nekinietiškas šlamštas, ar ne? O jau galvojau, kad šlamštą nusipirkau. Taip, liktai 10 gramų svarelis. Fantastika. Svarstyklės labai tikslios. Rekomenduoju 20. 50. 50. Šaunu. Žiūrėkit, taip.
70. Parodysiu, kad nemeluoju. Taip, 70. 91. Gal arčiau centro stato. Nu, plius minus 1 gramas. Palaukit, pažiūrėsiu. Ai, dar yra instrukcijams neparodžiau. Buvo kažkur tai paklaida, kurią duoda working voltas. Čia vat matot kažką. Nu, žodžiu. Man rodos, plius minus 1 gramas buvo. Rasit gal nuorodai ten, kur dėsiu. Taip. 90 plus 10 turėtų būti 100. 100 ir 105. Priminsiu, atlaiko iki 5 kg. Tai va. Iš pirmo žvilgsnio atrodo visai neblogas. Jeigu kam reikia labai pigių svarstyklių, tik $5.63. Siūlau nusipirkti. Jos tikrai viskas čia gerai dirba ir aš esu patenkintas. Ir jums rekomenduoju. Taip sakant, aš patikrinau jau, o jūs jau galite pirkti, nes jos tikrai gerai rodo. Va, nes čia yra kaip ir svorio etalonai. Taip. Ką aš dar norėjau? Nu dar ką nors pasveriam. Telefonas. Kiek sveria telefonas Nokia? Aiškumas kažkur. Taip. Opa. Taip. Kiek sveria telefonas Nokia? Ką, kaip galvojat? 100 gramų, 150 gal bus koks. Ne, tik 105 gramai. Na, už tai šitas stebuklingas peiliukas. Kiek sveria? 15 gramų. Na, tarkim, ar bus jautrus štai šitam dangteliui nuo baterijų? Na, nejautrios svarstyklės, bet jos turbūt ir gramų nesveria. Gerai, tai ką matot patys? Taip, dabar kaip išsijungia. Taip pat dar be abejo galima rinktis ir turbūt matavimo vienetus. Taip. Taranulis, taip. Išsijungia. OZ tai kas, uncijos? Nežinau, kas yra OZ, bet čia OZ, matot. Amerikoje naudoja, kiek žinau. LB nežinau, svarai, taip. Nesidomėjau iš tikrųjų ir gramai. 3 parinktis. Nes pastebėt, pavyzdžiui, jeigu aš dažnai matau ant kvepalų buteliukų, tam būna parašyta mililitrais ir ozai šitais. Ozai. Tarp sauginę plevelę nuplėšiau. Štai koks ryškus ekranas. Taranulis. Matot. Gerai. Na ką, dėkui, kad žiūrėjote. Dar yra tokios pačios svarstyklės, tik su tokiu kaip indeliu, kaip lėkštė, bet man tokios nereikia. Gerai, iki.